Tai kažkas galbūt girdėjot mano liudijimą, tai teks dar kartą išgirsti, bet kiekvieną kartą irgi naujai viskas prisimena, nes tokio įvykio neįmanoma papasakoti per valandą. Tai čia yra 20 metų, gal ir daugiau, turbūt viso gyvenimo patirtis, kurie yra daug labai ir sunkių dalykų, ir labai gražių dalykų, ir labai didelių duobių, ir pakilėjimų. Tai gal trumpai pasakysiu, kas aš esu. Galbūt yra tikrai, manau, kad ir nežinot, galbūt tikrai ir niekad negirdėjote, tai kas aš tokia. Tai mano vardas Jolita, man 47 metai, beveik visą gyvenimą, kiek save prisimenu, ieškojau Dievo, ėjau dvasiniais keliais, nuo pat vaikystės rašydavau Dievo eilėraščius, norėjau suprasti, kas jis yra ir užaugau su labai didelė tuštuma širdį, nors užaugau labai gražioje šeimoje. Mano tėvai yra nuostabūs žmonės, aš turiu ir sesę, ir brolį, ir mes labai gerai dabar, ypač dabar gerai labai sutarėm, bet visą laiką gerai sutarėm. Netgi mano tėvai ilgus metus kentėjo mano paklydimus, dabar jie irgi atsivertė katalikai, krikščionis ir labai džiaugiasi mano atsivertimu. Pagaliau aš nustojau lakstyti po pasaulį, važinėti po Indijas, nežinomais keliais, tai dabar esu namie ir iš tikrųjų visom prasmėm esu namie. Tiek fiziškai esu namie, tiek dvasiškai esu namie po labai ilgų kelionių. Aš atsiverčiau prieš 5 metus. Pradėjau kalbėti tik tais prieš metus apie savo atsivertimą, nes buvo labai sunku kalbėti, buvau nepasiruošus, buvo labai didelis šokas, persvertimas gyvenime, visos pasaulėžiūros. Viskas pasikeitė iš pagrindų. Teko pažinti visai kitą pasaulį, nors Kristų kaip ir žinojau, nuo pat vaikystės žinojau ir esu ir krikštyta, ir buvau sutvirtinimo sakramentą gavusi. Bet kažkur paauglystėje pačioj paslydau, supykau ant bažnyčios, supykau ant Dievo, ten nepatiko labai kunigo ten poelgis toksai, kur realiai aš nemanau, kad jis labai kaltas, tiesiog piktoji dvasia man dar labiau sutirštino visas spalvas ir aš užpykau, įsižeidžiau, pagalvojau, kodėl Dievas toks piktas, kad ir vaikus nori nusiųsti į pragarą. Tiesiog komentaras buvo kunigo toksai. Ir kai supratau, kad neradau, man buvo, nežinau, 14 metų, daugiausia turbūt, kad čia nerandu atsakymo ir prasidėjo labai didelė tuštuma širdį, depresija didžiulė ir tais laikais jau prasidėjo jogos kelias, galima sakyti. Užsikrėčiau nuo savo tėčio. Tėtis irgi dar čia buvo ką tik Lietuva gavusi nepriklausomybę, į Lietuvą pradėjo keliauti labai daug knygų apie jogą. Tai tėtis skaitydavo, praktikavo, o aš kaip vaikas labai domėjausi ir tiesiog buvau prilipusi, klausiau, ką tėtis kalba ir labai norėjau sužinoti apie ką tai. Aišku, tėtis vėliau metė šitą, jis domėjosi, o aš pasilikau, man širdytas liko labai giliai. Po to įstojau į universitetą, išvažiavau gyventi į Vilnių, ten paraleliai domėjausi šito pasauliu, labai domėjausi krišnaizmu taip pat. Skaičiau labai daug įvairių knygų ir kartu mokiausi, dariau karjerą, aš baigiau universitetą, Vilniaus universitete baigiau ekonomikos specialybę, atrodo viskas ir mokslo labai gerai sekėsi ir talentų davė Dievas, bet nedavė pilnatvės ir kiekvieną rytą aš vis tiek atsikeldavau su didelė tuštuma, su labai dideliu skausmu širdį. Ir nežinojau, kas tai yra, nežinojau, iš kur ta tuštuma ir kaip su jas susidoroti, nes atsikeli ir nesupranti prasmės, kodėl tu čia esi, kodėl viskas taip nemiela, kodėl žmonės tušti, atrodė tau, aš patys jaučiausi tuščia, kad nėra meilės, svarbiausia, kad nėra meilės. Ir meilė turbūt buvo tas pagrindinis tikslas mano, surasti meilę. Aišku, ta meilė yra Dievas, nes Dievas yra meilė. Tai čia galima sakyti, kaip ta pati savoka man buvo, aš ieškojau Dievo per meilę. Ir pradėjau daug keliauti po pasaulį, gyvenau Amerikoje kelis metus, vėliau ištekėjau, gyvenau Danijoje kelis metus, sukūriau šeimą.
Dar prieš tai buvau įsidarbinau televizijoje, nemažai metų pradirbau televizijoje, ten irgi viskas puikiai sekėsi, visi projektai, karjera buvo tiesiog kaip per sviestą viskas ėjo, ir kolegos, ir labai padėjo ir vertino, ir atrodo nieko netrūksta gyvenime, ir dėmesio daug turėjau, bet viduj buvo baisi tuštuma. Ir kol laikinai ieškojau užpildyti tą tuštumą gyvenimo malonumais, nes ir Amerikoje visokių ten linksmybių buvo, ko mes tik neveikdavom, ten visur lakstydavom ir po barus, ir visokiuose vakarėliuose. Los Andžele buvau patekusi į įvairius ratelius garsenybių, ten susipažinau su kai kuriom žvaigždėm, su Leonardo DiCaprio prieš 20 kažkelis metus, kas tuo metu atrodė kažkoks tai stebuklas čia Lietuvoje. Bet vis tiek tas nieko nedavė, aš grįžau į Lietuvą ir vėl ta pati tuštuma. Vėl naktis bemiegės ir viskas blogai. Aš vėl prisiminiau jogą ir pradėjau paraleliai, dirbau televizijoje ir paraleliai vėl pradėjau praktikuoti jogą. Ir pajutau, kad čia yra kažkas mane kažkuom užpildo, nes ta dvasia, jinai veikia, labai stipriai veikia, jinai duoda labai greitą efektą, iš karto aš pasijutau ramesnė, atrodo nerimas pradėjo praeiti. Pradėjau lankytis jogos studiją ir lankiau net kelis metus, gan aktyviai praktikavau jogą, kol paskui prasidėjo jau rimtesnis ieškojimas, jau po kokių 3 metų aš pradėjau važinėti į Indiją. Ten mokiausi pas labai gerus mokytojus, nežinau, kažkaip taip irgi susiklostė, kad patekdavau pas geriausius specialistus, čia turbūt irgi piktoji dvasia tiesiai atverdavo visus vartus, kur tik aš norėjau, ten patekdavau. Indija mane labai žavėjo, aš ten norėjau pasilikti, mane labai žavėjo asketizmas jogų, Himalajuose, norėjau gyventi, tiesiog pasilikti ten papėdį Himalajų prie Gangos upės, norėjau pasilikti ten, gyventi tiesiog prie upės, viską palikti, visus artimus, viską ir tiesiog atsiskirti ir ten gyventi. Bet kažkas vis tiek neleido, tai dar po Indiją gerokai pakeliavau iki pietų. Būdavo, kad traukiniais po kelias paras važiuoja ir ieškai ir pats nesupranti, ko ieškai. Tai pas vieną mokytoją, pas kitą mokytoją sužinai, kad kažkur yra geresnė mokykla, važiuoji ten. Grįždavau į Lietuvą, vėl čia dirbdavau ir paskui netgi darbę mane išleisdavo, porai mėnesių išleisdavo, kas yra neįmanoma, tiesiog mūsų televizijos tokiu tempu. Man net padėjo mano kolegos ir valdžia, ta prasme, leisdavo man. Bet aš manau, kad čia tiesiog piktosios dvasios buvo toksai ketinimas. Arba Dievo planas, kad aš nuklyščiau kuo toliau, kad paskui pamatyčiau tą skirtumą nesuvokiamą to netikro Dievo ir tikro Dievo. Tai po Indijos buvo ne tik, Indija buvo tik viena iš dalių, buvo Nepalas. Daug kartų važinėjau Nepalą, tenais buvau sužavėjus budizmu labai stipriai ir kelis metus praktikavau. Į Tailandą važinėjau daug metų, kad daug kartų. Į Tailandą kokius 3 metus važinėjau, pirmyn atgal po 3 kartus per metus irgi. Ir to neužteko, kadangi ten, kur mokiausi, gavau ten visokių diplomų jogos meistrės, aišku, aš pradėjau mokytojauti čia Lietuvoje. Joga jau buvo populiari, bet dar nebuvo tokia galbūt aukštumoje ir labai greitai pasisekė tapti viena populiariausių jogos mokytojų, nes aš sikūriau, aišku, ir YouTube kanalą, ir Facebook'o grupę, ir puslapį atskirą savo kaip jogos mokytojus. Ten labai greitai pradėjo pildyti žmonės, tūkstančiais tiesiog, nes tuo metu dar nebuvo tokio. Dabar aš labai pastebiu stiprų atgimimą, žmonių atsivertimą, labai daug jaunų žmonių atsiverčia, bet tuo metu manau, kad žmonės irgi labai ieškojo dvasios, ieškojo kaip pabėgti iš šito pasaulio ir jie ieškojo, kur nusiraminti, kur gauti, kur išeiti iš kančių. Tai vat joga laikinai labai padėdavo tą padaryti. Ir tapau jogos mokytoja, turėjau tokią partnerę irgi, su kuria mes dirbom. Ir prasidėjo tada kaip raketa viskas, labai stipriai, labai greitai viskas pradėjo vystytis.
Mano kolegė, su kuria aš dirbau, buvo aiškiaregė, kuri irgi man labai aiškiai pasakė, kad va, mane Dievas čia atsiuntė ir mes dabar kartu dirbsim ir neva išgelbėsim pasaulį. Prasidėjo labai intensyvios praktikos, ne tik jogos, joga buvo jau tada kaip toks šalutinė veikla. Aš nežinau, kiek kas esate susipažinę su joga. Joga yra tokia labai ganėtinai stipri dvasinė praktika, net jeigu žmonės sakytų, kad tai yra tik fiziniai pratimai, bet fiziniai pratimai yra tik pati pradžia, kuri labai stipriai vis tiek po to įtraukia žmogų. Ir tai per jogą ir aš taip galvojau anksčiau, galima pasiekti nušvitimą, susiliejimą su Dievu ir taip toliau. Bet apie jogą gal šiek tiek paskui vėliau pakalbėsiu, kokia pavojinga tai praktika yra ir kur jinai mane nuvedė. Grįžtant prie mūsų kasdieninių praktikų, tai mes to kolegė pradėjom gyvenimą su dvasių pasauliu. Aš labai daug visko praleidžiu, nes neįmanoma sutilpti, buvo dar tame tarpe labai daug įvykių. Aš prieš šitą praktiką 3 metus buvau įklimpus į krišnaizmą, labai intensyviai praktikavau, ten kiekvieną rytą 4 valandą keldavosi, ten po 16 ratų. Kalbėdavau Hari Krišną, važinėdavau į Vrindavaną, Indijoje. Bet čia per daug, tiesiog čia reikėtų atskirų. Bet ten aš irgi nesuradau nusiraminimo, atsidūriau į sieną, supratau, kad irgi čia gilio nėra, man čia yra blogai, pamačiau, kad irgi bendruomenė yra begalybė visokių rietenų ir tai, kas yra išorė, yra viena, o kas yra viduje, yra visai kas kita. Tas man netiko ir aš išėjau. Ir toliau tęsim savarankišką savo karjerą. Va, ir tos praktikos, kurias mes darydavom, tai jau buvo tiesioginiai susitikimai su dvasiamis. Nežinau, man čia sakėt, kad neslėpti nieko tiesiai atvirai kalbėti, tai aš turbūt taip maždaug ir atvirai pasakysiu, ką mes veikiam ir ką mes darėm. Mūsų vedė tam tikra dvasia, tai, davė nurodymus. Ta mano kolegė labai aiškiai girdėdavo ir matydavo tas dvasias, o aš buvau labai jautri, labai jausdavau viską, jausdavau tas dvasias ir tiesiog prie mūsų prilipo, galima sakyti, arba tiesiog pas mus atėjo, kaip mes tuomet galvojom, pats Dievas. Pats Dievas, mes dar iki galo nesupratom, kas yra Dievas, nors aš jau tuo metu buvau užsinagrinėjusi begalybę tradicijų įvairiausių ir hinduizmą praktikavau, ir krišnaizmą, ir budizmą. Apie budizmą irgi atskira tema. Ir kiek pravažinėta ten į Nepalą ir prasimelsta Budai ir su juo promedituota. Ir paskui buvo labai sunku atsikratyti šitos dvasios. Tas kelias buvo toks, kad ta dvasia, kuris su mumis kalbėjo, jinai iš tikrųjų atrodė kaip Dievas. Čia turbūt buvo ta pagrindinė apgaulė, kur mums pasakė, kad jis mus išsirinko ir mes dabar darysim tą ir tą. Ir mums tiesiog viską nurodinėjo, ką daryti. Jinai yra iš dvasinio pasaulio, girdėdavom tiesiog jos balsą, nurodymus. Mano kolegė matydavo fiziškai tas dvasias, jos keisdavo pavydalus, ateidavo įvairiais pavydalais, netgi mergelės Marijos ateidavo pavydalu. Įvairiais, tai vyras, tai kažkoks mokytojas, tai žynys kažkoks, tai kažkoks gyvūnas. Ir visą laiką duodavo mums nurodymus. Mes praktikuodavom, medituodavom, galima sakyti, su ta dvasia labai dažnai. Būdavo, kad netgi naktį, keliamės naktį, vidury nakties ir kelias valandas gaunam informaciją iš tų dvasių. Ir jinai būdavo labai įdomi, mums atskleisdavo įvairiausias paslaptis, kur yra Atlantida, kur ten visokius dalykus, kurių tu niekada nesužinosi, kas pastatė piramidės į Egiptą. Po to mes važiavom į Egiptą, tiesa, netgi ir dar su Egipto visom dvasiom prašnekėjom, promeditavom, tiesiogiai susitikdavom su visais dievais. O mes nežinom, kad tai yra velniai, kad tai yra demonai. Mes galvojom, kad iš tikrųjų bendraujam su tais dievais, bet realiai
Tai tiesiog yra demonai priėmę formą, jie gali kokią tik nori formą priimti, jie gali priimti mirusių artimųjų formą. Mes galim pagalvoti, kad pamatėm savo, yra žmonės, kurie yra jautrus tiem visiems regėjimam ir tiesiog gali pamatyti savo kokią močiutę ar senelį atėjusi pas save savo namuose, bet realiai visais atvejais tai yra demonas prisidengęs artimųjų pavidalu. Tai mes sekėm nurodymus ir tiesiog praktikuodavom, paraleliai darėm pamokas, žmonių buvo labai daug, pradėjo tiesiog masiškai plaukti žmonės, nes mes darydavom meditacijas, kurios suteikdavo žmonėm labai didelę euforiją, pirmiausia mums pačioms. Atsėdavom medituoti ir mes tiesiog jausdavom didžiulį meilės rautą, mes taip vadindavom meilės rautas ir jisai vis stiprėjo, su laiku vis stiprėjo ir ta dvasia mums sakė, kad jinai mus vis didins tos energijos, tos dvasios, tos rauto galę, kol mes jau nušvisim ir mes laukiam šitą išsilaisvinimo ir kartu tų žmonių išgelbėjom, nes aš nuoširdžiai galvoju, kad mes labai padedam žmonėm, nes po kiekvienos meditacijos, po jogos pamokos, nes joga buvo papildomai, toksai pagrindė būdavo meditacijos turbūt tos su žmonėm, tiesiog atsėsdavom, medituodavom, žmonės tiesiog ateina į studiją, mes ten pagrojam šiek tiek ir sėdim ir visi tiesiog iškart į ekstaziją įkrenta ir aišku, kad žmonėms tai labai patiko. Nes jie pabėgdavo nuo savo rūpesčių, kažkam praeidavo kažkokie skausmai, nusiramindavo, bet prasidėjo kiti visai dalykai, kurie, nenumatyti dalykai, kurie mums tuo metu atrodė visai nieko čia tokio. Tarkim, žmonės pradėjo darytis labai individualūs, jiems pradėjo jau, tarkim, ateina moteris, kuri turi šeimą ir vyrą, ir jinai ateina ir jau sako, aš tik čia gaunu nusiraminimą, mane jau nervuoja mano vaikai, mane nervuoja mano vyras, o mes sakydavom, tai gerai, tai tu turi pagaliau apie save pradėti rūpintis, tegul vaikai palauks, vyras palauks ir paskui po truputį aštrėjo tie dalykai, netgi keli žmonės išsiskyrė, dėja. Ir va taip veikia tos praktikos, atrodo, kad viskas gerai, tu gauni didžiulį ekstazę, nusiramini, po to tie žmonės išeidavo, už savaitės ateina į kitą meditaciją, dar blogiau jie atrodo. O mes jiems aiškindavom, kad tu dėl savo kalties vėl sugedo tavo energija, ten nukrito energija, nes tu ten su kažkuo ten bendravai, su ko nereikėjo. Ir visą laiką tokie išsukinėjimai, tokie melai, kurie mums sakydavo ta dvasia beje. Ta dvasia davė mums įvairiausių galių. Mes galėdavom netgi mintis skaityti žmonių, kai kuriais atvejais galėdavom net ligą kažkokią pasakyti. Aišku, ta galia buvo demoniška, jinai tikrai ne iš Dievo, nes tokias galias gali tik tai šventi žmonės turėti, mes tikrai nebuvom šventas, nors mes tuo metu galvojom, kad esam beveik šventos. Ir ta dvasia, aišku, žaidė ant mūsų puikybės, mus nuolatos girdavo, kaip čia mes išgelbėsim pasaulį, to čia visas pasaulis pas jūs važinėti. Ir tai rodė visi faktai, nes iš tikrųjų buvo didžiulė trauka, žmonės ten tikrai masėmės, jeigu studija mūsų 2 kartus būdavo didesnė už šitą salę, tai kilimėliai būdavo vienas prie kito, nebūdavo kur kilimėlio patiesti. Paskeldavom šitas stovyklas metus į priekį. Jeigu rudenį paskelbėm iki rugsėjo, tai per 2 valandas nelieka vietų visiems metams. Tiesiog buvo susidomėjimas buvo didžiulis, pinigai buvo didžiuliai, nes žmonės tiesiog nešė pinigus, o mes toliau augom, tobulėjom ir jautėmės dar didesnėmis mokytomis, kol pagaliau kažkieno maldomis greičiausiai, krikščionių maldomis, kažkas pradėjo krutėti, drebėti, kažkas pradėjo ne taip darytis. Mes išvykom į Nepalą su grupė žmonių, 1 kartą man ten, jau 2 kartą mes vykom į Nepalą, bet tas paskutinis kartas Nepale su žmonėm man buvo toksai turbūt kritinis. Aš taiga pradėjau jaustis blogai ir gan stipriai blogai, labai didelis buvo dvasinis nuosmukis, nebebuvo tos ekstazės, kurią labai lengvai pasiekdavau. Kartais ateidavo, bet tada iš karto labai stiprus nuosmukis. Labai sunku pradėjo darytis ant širdies, dar blogiau negu tos būsenos nuo paauglystės ir vaikystės, dar blogiau negu depresijos. Ir aš nežinodavau, kaip iš to išsikapstyti. Ta mano aiškiaregė draugė man aiškindavo, kad čia kažkokios iš praeitų gyvenimų tavo nuodėmės. Paskui kitą dieną man sako, kad aš jau čia kitų žmonių prisiimu nuodėmės kitų žmonių ir aš jau juos taip valau ir aš jau juos taip išgelbėsiu.
Ir prasidėjo tokios kančios, pradėjau tokie sunkus pusę metų, kuriuos kartu aš praleidau ir mokydama, ir kentėdama. Tai po kiekvienos pamokos būdavo labai blogai. Žmonės išeina, čia visi ekstazija, viskas labai gerai, visi išeina ir tada man didžiulė duobė, aš negaliu tiesiog pakelti to sunkumo. Ir paskutinis taškas buvo, mes pavasarį 20 metais išvažiavom į Laosą irgi su grupė žmonių, didelė grupė žmonių ir ten stovykla buvo nuostabioje vietoje. Laosas yra nuostabi šalis, bet dabar aišku kaip siauba, aš prisimenu jį, nes tai irgi buvo toks sunkiausias laikas. Mūsų stovyklą nepavyko, nes pusę stovyklos nutraukė COVID-as, ačiū Dievui. Aviakompanijos mus parsiuntė atgal, pasakė arba skrendat rytoj, arba niekada, nes ten po 3 mėnesius galite užsirikti. Mes, aišku, turėjom susirinkti visus savo daiktus ir Laose tiesa man pasidarė dar blogiau. Taip blogai, kad aš jau nebeatsikėliau, kai jau ten mano ta kolegė praktiškai vedė praktikas. Ir aš nežinau, kas su manimi. Niekas negalėjo paaiškinti, nei jinai negalėjo paaiškinti, nei jokia dvasia, niekas negalėjo paaiškinti, kas man darosi. O būsena buvo siaubinga, buvo viduje tokia labai didelis sunkumas, tokia dvasinė agonija. Bet mes grįžom iš Laoso ir, aišku, mus iš karto uždarė į karantiną. Turėjau užsirakinti, tikrindavau, ar mes namie skambindavom. Tas mes, tai aš viena turėjau atskirai būti, nes ir ta mano kolegė buvo labai stipriai mane prigąsdinus, kad aš su niekuo nesutikinėčiau, su niekuo nebendraučiau, nes neva galiu šitą blogą energiją užkrėsti kitus žmonės. Tai aš dar ir be viso ko, kad man buvo labai blogai, aš tapau dar atskirta visiškai nuo pasaulio, nuo žmonių. Ir va, tas 2 savaitės buvo siaubingos, tiesiog siaubingiausias turbūt mano gyvenime. Dar po to 5 mėnesiai labai baisus sekė. Bet ta pati pradžia buvo pats baisiausias dalykas, kad mane absoliučiai draskė viskas iš vidaus. Mane pradėjo kažkokia jėga tampyti ir aš nesupratau, kas tai yra. Tampyti už rankų, kojų, nežinojau, kas tai yra. Tikrai nesupratau, kad tai yra demonai. Tiesiog galvojau, kad čia man taip ta kolegė aiškino, kad čia iš praeitų gyvenimų tiesiog čia tau išsilaisvina energijos kažkokios. Tai. Ir negalėjau tiesiog pakelti, aš tarp 4 sienų, aš ten melsdavausi visiems savo statulėlėm, ten pasidavau Budą ir Kristų ir ten Ramaną Maharšį, nes aš dar labai paskutinis mano susižavėjimas, iš paskutinių kelių tai buvo Advaita Vedanta, čia galbūt kas nors žinot, yra toks labai jau aukšto lygio vadinamas dvasinis kelias. Tai visus susistatydavau ir jiems melsdavausi ir šamanišką būgną, dar tokį turėjau dar su šamanizmu, žodžiu, daug visko buvo. Trumpai dar gal grįšiu tada, kad pasakysiu, kad užsiminėjau praktiškai visomis New Age praktikomis ir rebethingu, ir kursus praėjau, ir teta healingo turėjau net 2 pakopą mokytojo laipsnio. Konsteliacijom visom, nežinau, ką turbūt reikia, ką tik manoma išvardinti, turbūt viską išbandžiau, nes reikėjo man surasti atsakymą, reikėjo surasti Dievą, visur eidavau ir visur pasibaigdavo, visur atsitrenkiu sieną, visur viskas ribota, bet galbūt taip Dievas ir vedė, kad aš išbandyčiau viską, kad galėčiau paskui paliudyti, nes kitaip pasakyčiau, kad gal šito neišbandžiau, gal ten yra tiesa. Tai jis leido man išbandyti viską, nupulti labai žemai. Tai ten jau, kai aš buvau uždaryta, tam kambarėlį savo nuo visų atskirta ir melsdavausi šitiems savo dievams, aš tuo metu nesupratau, kad būtent tie dievai mane ir kankina, kad jie ir yra priežastis, dėl ko aš kenčiu. Nes man labai laikinai pasidarydavo geriau, kai aš ten jiems melsdavausi. Ten ne tai, kad malda, tai ne malda, tai toks garbinimo ritualas galbūt. Ir paskui vėl dar didesnė agonija. O agonija buvo tokia baisi, kad atrodytų gyvas degi pragare. Ir tai yra net ne fizinis skausmas jisai yra, bet tas dvasinis skausmas, aš pirmą kartą gyvenime pajutau dvasinį skausmą, kas tai yra. Ir tai ne tik, kad tu degi toj agonijoje, bet dar ir plus tau užsidaro viskas. Nėra jokios vilties, nėra jokio tikėjimo ir aišku jokios meilės. Jeigu Dievas yra tikėjimas, viltis ir meilė, tai čia buvo visiška priešingai būsena, kai tu neturi jokios prošvaistės net iš to išeiti. Tu esi tiesiog kaip sumaišo ant galvos, kaip sustingęs ir amžinai ir tu nežinai, pametęs protą, negali nei mąstyti, nei suprasti, kas tu vyksta, nei paprašyti pagalbos.
taip blogai, kad tu negali net paprašyti pagalbos, o net nedašyla, nes tave priešas, demonai uždarė, kad tu niekur nesikreiptum, kad tu nieko nepadarytum ir kad tave sužlugdytum, kad tu išeitum iš proto. Tai baigėsi karantinas ir kažkokiu tai būdu, nežinau kieno maldomis, bet aš prisiminiau vieną vietą, kur galbūt man galėtų būti geriau, tai Šventos Dvasios vienuolynas Vilniuje prie Aušros vartų. Aš ten eidavau medituoti, man ten atrodė tokie didžiuliai energijos srautai, ten aš ateidavau, žiūrėdavau tuos vienuolis, kurie ten melsdavosi kaip į kažkokius tai žemesnio lygio dvasinius ieškotojus, kurie niekada nebuvę turbūt Indijoje, niekada nepažinę tikros dvasios, taip pat žiūrėdavau. Ir aš prisiminiau tą vietą ir aš pagalvoju, nes niekas man nebegalėjo padėti. Nei ta draugė, nei nuo mane, nežinojo, ką daryti, nes aš labai baisioje agonijoje buvau, jinai tiesiog paliko mane. Galima sakyti, nuskardžio, nustūmė į bedugnę. Ir aš nuėjau į tą vienuolyną. Ir nuo ten viskas prasidėjo. Aišku, aš atėjau su tokia karūna didžiulė, atėjau, nors blogai, visiškai jau mirštu, galima sakyti, bet vis tiek atėjau kaip išmananti, labai su didžiulė puikybė. Ir tiesiog kažkas pradėjo darytis. Ten yra tokių mūsų Vilniaus kankinių relikvijos ir tiesiog pamatė vienas sargas, kad aš ten verkiu. Jisai priėjo ir man pasiūlė pagarbinti tas relikvijas, pabučiuoti ir aš nesupratau apskritai, kas tai yra. Man viskas tai buvo labai svetima, bet jis man atidarė, aš pagarbinau kažkokiu tai būdu ir tarsi žaibas trenkė į kažkur, į sielą. Aš sėdėjau ten, verkiau labai ilgai ir tikrai nebuvo, kad aš atsiverčiau, bet aš supratau, kad galbūt čia man gali būti geriau. Ir tai buvo vienintelė prieglauda, kur aš galėjau būti. Tai aš pradėjau važinėti į tą vienuolyną kiekvieną dieną, ryte ir vakare. Ir stovėdavau, verdavau, ten išbučiuodavau visas ikonas ant kelių, stovėdavau, tarsi tie žmonės ten į mane net nekreipė dėmesio, kas yra didžiulis paradoksas, nes Indijoje visi mane garbina, aš buvau tokia šviesi, blondinė jogos mokytoja, kurie ateidavo ir iškart visi sakydavo, kad aš esu belė kokią energiją, čia srautai per mane eina, aš čia deivė ten ir taip toliau, visur visi mokytojai šalia sodindavos, kaip aš geriausia jų mokinė, visi guru liaupsindavo pastoviai. O šitam vienuolyne niekas nekreipė į mane dėmesio. Jokie vienuoliai į mane net nepasižiūri, bobutė stumdo, kad aš net ten atsistojau. ir viskas, aš ten stovėjau ir verkdavau, nes nežinodavau, ką daryti su tą agoniją, nes ten vienintelė vieta, kur manęs netasydavo, tos dvasios netasydavo. Ir paskui gal po kokio gero mėnesio prie manęs priėjo vyriausias jų vienuolis. Galva, jis sako, kas tu tokia, iš kur tu atsiradai, nes aš jau tave matau čia. Ir aš ten verkiau. Jis dabar mano yra dvasios tėvas, šitas vienuolis. Ir aš sakiau, kad jis sako, gal tu nori pasikalbėti. Ir aš jam sakau, taip, ir aš verkiau labai stipriai. Ir susitarėm, kad kitą dieną aš ateisiu pas jį pasikalbėti. Atėjau, aišku, aš jam neatskleidžiau, kuo aš užsiimu, nes aš net nemačiau, kad tai yra nuodėmė, net nesupratau, kad tai yra kažkas blogo. Aš tiesiog jo paklausiau, ką man daryti, kai mane čia tampo kažkokios tai energijos. Jis tai tokiom akim. Jis, aišku, iš karto suprato, kas tai yra. Aš tuo metu tikrai nesupratau, kad tai yra demonai, nes neturėjom supratimo apskritai apie demonų pasaulį. Krikščionybė buvo labai toli. Ir jisai man davė į rankas maldos virvelę, rožinį, ir pasakė, Jėzus maldą kalbėk, o nuo šiandien aš už tave melsiuos, visuomet melsiuos. Ir davė man nurodymus ir vėliau jis man leido priimti komuniją. Irgi aš jam nepasakiau, kad aš dar nepripažįstu Kristaus. Aš neišduodavau, jis man nebūtų leidęs, aišku, komunijos priimti. Aš tiesiog labai gudriai, kaip gyvatė, slidžiai, kad jis apie negerai galvotų. Aš mačiau, kad galbūt šitas žmogus man gali kažką padėti, bet irgi jį laikiau ne aukštesniu save, kur dabar tai dvasinis stulpas, kur tokio lygio pasiekti, tai tikrai niekada man gyvenime. Ir pradėjo viskas keistis, ypatingai labai stipriai paveikė komuniją.
po kiekvienos komunijos namuose prasidėdavo baisus egzorcizmo seansai. Aš liudijimuose esu nemažai apie tai kalbėjus, kaip mane vartydavo, tasydavo, mesdavo ant žemės tos jėgos, demonai. Tampydavo už rankų, kojų dieną naktį. Ir tas draskimas buvo labai toks baisus, toks jausdavau tokį baisų pasityčiojimą iš savęs kaip žmogaus, žeminimą, tokią paniką, tu jausdavai tą energiją, tos dvasios, tavęs taip nekenčia, atrodo, kad tu jautiesi visiškai sutriuškintas ir tai tik pasiduodavai, buvau tokia bejėgė, kad aš tiesiog pasiduodavau tų dvasių valiai. Jos darė su manim, ką norėjo, kartais tiesiog kambarį pastatydavo, ištemdavo rankas, kaip tarsi nukryžiuota, tarsi ant kryžiaus ir taip stovėdavau ir nežinodavau, ką daryti, o viduj viskas dega, visa baisi agonija. Bet po kiekvienos komunijos man vis gerėdavo. Kiekvieną kartą ir taip pat 5 mėnesius aš labai stipriai prakankinau, aišku, prakankinau ne tik save, bet prakankinau ir savo dvasios tėvą, kuris su nesuvokiamu nuolankumu mane stebėjo, nors aš ten rodžiau ir kaprizus savo ir įrodinėdavau savo tiesas ir nieko man neaiškino, nieko nesakė, kažko man nedaryti ar daryti, jis tiesiog nuolankiai meldėsi ir ta malda krikščionė labai daug gali. Kol po 5 mėnesių aš atvažiavau, aš sužinojau, kad Kaune yra Surdeikio Dievo motinos ikona, čia prie stoties netoli jūsų. Aš girdėjau, kad ten aklieji išgyja ir ten daug labai ligų yra padėjus. Aš dar netikėjau 100%, dar man Kristus buvo tik vienas iš dievų, dar Dievo motina man buvo kažkas gražaus, ką aš labai mylėjau vaikystėje, bet labai atitolo. Vaikystėje aš ją vadindavau savo mama ir rašydavau į laiškus. Bet sugalvojau, kad reikia būtinai man prie tos ikonos, tai aš ten atvažiavau ir jau ten visiškai kritau ant kelių ir meldžiausi, kad Dievo motina manęs pasigailėtų ir kad jau viskas nebegaliu, tegul Dievas mane pasiima arba padaryk ką nors. Prisiminiau, kad aš ją laikiau savo mama ir sakiau, aš tavo vaikas, išgelbėk, padėk. Ir viskas per tą savaitę, viskas pradėjo keistis. Labai greitai, tiesiog žaibiškai pradėjo keistis. Vėl atsirado iš niekur ta mano buvusi kolegė, kuri pasiūlė ten susitikti su kažkokiu šarlatanu, neva jis mane išgelbės, nes jis kažkoks gidūnas. Bet irgi čia detaliau apie šitą nepasakosiu, nes ilga ten istorija. Bet aš susitikau su to gidūnu, bet jis nieko ten manyje nerado, bet aš labai aiškiai pajutau Dievo motinos ranką, kada jisai pats iš manęs pasiėmė tai, kas jam priklauso. Tiesiog Dievo motina tiesiog jį išstūmė kartu su savo visa ta dvasia. Jis tiesiog išeidamas iš mano namų, jis tiesiog pamatė kažką mano akyse ir sako, aš matau, kas man priklauso tiesiog. Ir nuo tos akimirkos jie išėjo ir viskas tada kaip žaibas trenkė ir atsivėrė, tarsi kažkas numovė tą maišą nuo galvos ir viskas pasikeitė. Aš labai aiškiai pamačiau, visą puzlę pradėjo susidėlioti, aš labai aiškiai pamačiau, kas čia buvo ką tik, kur aš buvau visus šitos metus. Pamačiau iš karto, kad Kristus yra vienintelis Dievas, visą blogį pamačiau, kuriame aš buvau. Iškart visi vienu metu, visi atsakymai plaukė, aš net nežinau, ką daryti, aš sėdėjau ir taip tiesiog matau, kad ir negaliu patikėti vienu metu ir kartu baisu labai tapo, nes aš pamačiau, kokiam baisiam dugne buvau, kai aš galvojau, kad esu nušvitusi jau labai aukšto lygio mokytoja, aš pamačiau, kad aš esu absoliučiai už bet kokį žmogų, daug giliau nukritusi į pragarą. Ir ta agonija ir buvo, ta dvasinė būsena dar šitam pasauliui. Kaip sako, kad dangaus karalystė jau šitam pasauliui, šitam kūne galima pasiekti. Tai pragarą, tai turbūt ir ne vienas turbūt galite paliudyti, kad ir pragarą galima pasiekti šitam pasauliui, šitam kūne gyvenant. Tai aš aišku iš karto skambinu savo dvasios tėvui, aš sakau, aš dariau tą ir tą, aš to ir to užsiminėjau, jis taip sako, ramiai, viską žinau, sako, viską žinau, aišku, man buvo didžiulis šokas, aš viską išpažinau, tik tada išpažinau viską, nes tik tada suvokiau, kokio lygio tai yra nuodėmė. Prieš tai, aišku, šitos 5 mėnesius aš skaičiau šventą raštą,
Aš dieną naktį studijavau krikščionybę, įvairiausias tradicijas, ir katalikus, ir ortodoksus, ir protestantus, lietuvių, rusų, anglų kalbom, viską, ką tik rasdavau. Man labai reikėjo atsakymą, aš labai bijojau vėl pakliūsti į spastus. Man reikėjo žinoti, mane viskas šokiravo, nes pasirodo tai viskas priešingai, negu aš iki šiol, visa pasaulėžiūra absoliučiai priešingai, negu aš iki šiol žinojau. Ir šventas raštas tas pats, tai yra kažkas nesuvokiama. Pradžioj skaičiau ir pykau siaubingai, galvoju, kas čia per nesąmonę, neskaitysiu, numetu, vėl pasiimu. Ir taip po truputėlį, antrą kartą skaičiau šventą raštą, trečią kartą skaitau. Ir tada Dievas pradėjo jau parodyti, kokia didžiulė čia meilė yra. Ir tada prasidėjo begalinės ašaros. Prasidėjo suvokimas, kas yra tikra, tikras nuolankumas, nes pavyzdžiui, New Age, šitam visose tose praktikose, tai ten mes irgi siekiam ir meilės, siekiam nuolankumo, siekiam išsilaisvinti nuo savo ego visų pirma. Bet čia ateinu į bažnyčią ir aš matau, žmonės ten buvo gavėnios laikotarpis, ten krenta, lenkiasi, žegnojasi ir aš taip žiūriu ir paskui taip galvoju, o, ir aš taip galiu. Ir vėl iš puikybės lenkiuosi ir pati, ir aš taip galiu, ir aš galiu kristi ant žemės lenktis. Bet paskui jau, kai viskas atsivėrė, tai pasijutai pati baisiausia žemės dulkė. Tu supranti, kad ten, kur tu buvai, tai absoliučiai, visai kitoj pusėje, bedugniai žemės buvai. Va, tai nuo to laiko prasidėjo visiškai naujas etapas gyvenime. Labai daug pykčio buvo, labai pyko ant visų savo buvusių ir tos kolegės, ir ant žmonių, ir ant tų visų krišnaitų, ant budistų, ant visų pykau, kad mane įviliojo iš tos pastus, bet aišku, dar nesuvokiau, kad žmonės nieko dėti, nes tai yra piktosios dvasios veikimas. Tai va, ir toks prasidėjo gyjimas, aišku, atsivertimas įvyko, bet reikėjo dar laiko, gal gerų metų, kol neišvažiavau pirmą kartą į Jeruzalę ant Taboro kalno. Ir Dievas galutinai, manau, nuėmė nuo manęs tą demonišką naštą ir aš negaliu sakyti, kad aš visiškai laisva, nes aš manau, kad ta kova jinai vyks iki gyvenimo galo, nes dėl žmogaus, jeigu žmonės žinotų, kas vyksta danguje, kokia kova vyksta už žmogaus kiekvieną sielą, kiekvieną iš mūsų, aš manau, kad taip ramiai nesėdėtume. Tai arba labai susimąstytumėm apie savo gyvenimą, kiekvieną žingsnį, arba nuolatos dėkotumėm, kaip ką tik sakė kolega jūsų, nuolatos dėkotumėm už tai, ką dėl mūsų daro, nes mes absoliučiai bejėgiai laimėti šitą kovą. Va, ir tada, kai man viskas atsivertė, aš labai aiškiai pamačiau tą kovą, kas vyksta, kas vyko, kokia kova vyko dėl mano sielos visus šitos metus ir kaip aš pastoviai savo laisvą valią nusigręždavau, kaip aš pastoviai nusigręždavau nuo Kristaus ir jisai ateidavo. Ir Indijoje kiek kartų buvo tokių pavojingų situacijų, kur aš vis tiek ten lyzdavau ir rizikuodavau ir papuldavau į visiškai beprotiškas situacijas, kur aš tikrai galėjau net mirti. Ir tik tada pamačiau, kad ten Kristus būdavo šalia ir mane prižiūrėjo ir gelbėjo ir aš vis tiek nuo jo nusigręždavau. Nes visą laiką kažkur išlyzdavo, tai kažkoks krikščionis, tai kažkoks komentaras, tai dar kažkas, kur aš dažniausiai tik pasišaipydavau. Nebuvau aš ten taip, kad šaipydavausi iš krikščionybės, nes Kristų aš vis tiek mylėjau kaip vieną iš dievų, jis man labai mielas atrodė. Va. Bet kad bijoti dievišką baimę, pagarbą tą visą jausti šitą, tai toli gražu nieko panašaus nebuvo. Tai va, tai taip viskas rutuliojasi ir aš toliau kiekvieną dieną ėjau komunijos, iki šiol jau 5 metai, jau 5,5 metų kiekvieną dieną einu komunijos, nes be to neįsivaizduoju savo gyvenimą. Išpažinties, visi sakramentai, viskas labai veikia, labai svarbu. Bažnyčia yra laivas, iš kurio negalima išlipti. Jūs turbūt irgi savo bažnyčiai puikiai tą žinot. Pamačiau, kad vienas, nes aišku, aš domėjausi ir tą galimybę, kad gal čia galima vienam tiesiog tikėti. Atėjus iš New Age, tu vis tiek dar labai buvo priešiškas požiūris į bažnyčią. Gal galima čia vienam melstis Jėzui namie ir jam dėkoti ir jisai čia man padės ir netgi nušvitimą galbūt pasieksiu. Va, bet nieko panašaus be bažnyčios,
be kunigų, be bendruomenės tiesiog tas kelias yra visiškai neįmanomas. Ir be Dievo motinos užtarimo čia irgi yra nuostabus reiškinys mano gyvenimo. Dievo motina, kuri irgi nežinau, kodėl pasigailėjo ir padėjo man, bet jos ranką ypatingai stipriai jaučiu. Aš nežinau, kiek aš jau laiko prakalbėjau, aš jau gal viršėjau. Tai susidūriau su krikščionišku gyvenimu, kur man, aš net nemoku pasakyti, koks didžiulis šokas buvo ir koks didžiulis perversmas. Labai norėjusi eiti ir kalbėti žmonėms ir sakyti, ką jūs darot, kur jūs esate, ir norėjusi visiems tiem jogams sakyti, bet mane dvasios tėvas stabdė, kad sako, dar nelaikas, tu dar nepasiruošus. Ir norėjau aš eiti liudyti, nes žmonės man pradėjo rašyti ir sakyti, kas tau atsitiko, aš ten kažką pasakydavau, daug kas labai priešiškai žiūrėjo, nes tu ką tik liudijai jogą, tu čia buvai geriausia jogos mokytoja, o dabar staiga tu liudijai Kristų. Tai ir daug pykčio buvo, net iš artimų draugų ir grasinimų visokių. Tai aš galvoju, eisiu viešai, kalbėsiu, bet dvasios tėvas sako, ne, dar anksti. Ir va tik tais pernai, po 4 metų atsivertimo, aš rašiau pirmą video apie tai, tikrai nesitikėjau, kad sulauks tokios reakcijos, nes man atrodė šitą mano tokia personalinė istorija, kuri, čia va, ties manim ir pasibaigė, bet matyt, kad Dievas galvoja kitaip ir aišku, galiu būti tik dėkinga turbūt, kad Dievas leidžia liudyti, kad Dievas leido tiek daug nuklysti, kad po to galėčiau pasakyti, kad Dievas išmokintų mane atskirti gėrį nuo blogio, o New Age visas pasaulis, kitos religijos, jos labai apgaulingai veikia, yra labai daug panašių dalykų, kurie yra nukopijuoti iš krikščionybės. Ta labai lengvai po to jau, kai analizavau visą dogmatiką krikščionybės, tai labai aiškiai matėsi, kaip šėtonas pasiimdavo kai kurios dalykus iš krikščionių dogmatikos ir padarydavo, apversdavo savo. Tarkim, krišnaizme yra didžiulis nuolankumas ir tu turi nusilenkti savo Dievui ir tu turi, tas nuolankumas yra kaip vanduo ir tarnavimas kitiems žmonėms, ten ir pamaitinti labai svarbu kitą ir vargšo šelpti ir taip toliau. Bet paskui, kai tu pamatai, kad nusilenkimas tai šėtonui yra, tai viskas gale vis tiek yra apsiverčia į neigiamą pusę, bet žmonės suviliojami tokiais gražia praktika, gražiais ketinimais, bet finale kas stovi ant to sosto, sėdi pats tamsos angelas. Va, tai jeigu kažkas norit kažko paklausti, aš labai mažai pasakiau, nes tiesiog neįmanoma. Vien apie jogą galėčiau, kokia yra kenksminga joga. Ir tai tikrai nėra vien tik fiziniai pratimai. Va, tai jeigu kažkas norit kažko paklausti, tai mielai atsakysiu. Labai geras klausimas, nes aš manau, kad daug kas turi tokių žmonių, artimųjų, kurie susiję šitais dalykais. Bet žiūrėk, aš irgi ėjau to keliu, aš irgi ėjau to šėtono keliu. Bet jeigu jinai jau eina šito krikščionišku keliu, tai jau yra ženklas kažkoks, kad jau, aš irgi bažnyčia jau atėjau, būdama jogė, atėjau ir ten Dievas mane atvertė. Va, tai siūlyčiau nieko neaiškinti, nes tai sulauks tik tai priešiškos reakcijos, nes man daug kas bandė aiškinti, kad joga yra blogai, bet niekas man nedarė jokios įtakos, aš tik tai, ramiai, mandagiai išklausydavau, bet viduj žinodavau, kad aš esu teisi. Tai aiškinimai nepadės, nes ten reikia būti ir pasikauštis tuose žiniuose, ką jie praktikuoja. Malda. Pagrindinis dalykas. Malda, melstis, kasdien prašyti Dievo, kad Jisai atverstų, prašyti bendruomenės maldos, ypatingai, nes kur daugiau žmonių, tai labai stipriai veikia malda. Nes
Aš manau, kad labai stipriai įtakojo mano atsivertimą krikščionių maldos, nes, kaip praeitam liudime kalbėjau, kad man atsiuntė kažkas print screeną, kur kažkokioj tai Facebook'o grupiai vienas ten vaikinas pasakė, kad žiūrėkit, reikia melstis už šitos žmonės, kurie dar čia kečiausi New Age mokytojai, nes jie labai toli nuėjo ir jie daro labai daug blogio. Ir aš ten buvau viena pirmųjų sąraše. Ir aš pasižiūrėjau, pasijuokiau, aišku, tarsi, nu, ką man gali padaryti tie krikščionys. Ir galbūt, nes tai buvo keli mėnesiai iki mano išvažiavimo į Nepalą, tai gali būti, kad tai ir įtakojo tą krikščionių maldą, mano atsivertimą. Tai melstis, aukoti mišias, žvakeles uždegt, nes ta auka turi kažkokią tai tokią formą. Kaip malda, auka kaip malda, ir labai aiškiai suvokti, kad tas žmogus nekaltas yra, jis nežino, ką daro. Ir nepasmerkt žmogaus nei tėvų, nei artimųjų, nes aš labai, kaip minėjau, labai pykau ant tų visų New Agerių, tie, kurie mane įvėlė, tos buvusios kolegės, bet jie nežino, ką daro. Ir tie demonai, kurie užpuolė, tarkim, ten verčia gerti alkoholį ar dar, ir jie tiesiog bejėgiai prieš juos. Jie nieko negali padaryti su to. Kai tave užpuola šėtonas, tu nieko negali padaryti, tai tik tais Kristus gali padėti, o jeigu pats negali pakviesti Kristaus, tai tik artimieji. Čia gal ir pasiuntė tokią draugę, kuri galėtų už ją pasimelsti. Tai va. Čia širdį, čia degė visa agonija. Ir tai yra baisi atskirtis nuo Dievo. Kai jau mes net nesuprantam, kad, tarkim, mūsų džiaugsmas, gera nuotaika, viskas tai yra Dievo nuopelnas, tai yra šventoji dvasia. Jeigu mes atsikėlėm geros nuotaikos, tai čia Dievo nuopelnas yra. Ir kai šventosios dvasios nėra mūsų, tai čia ir yra ta baisi agonija, ta skirtis nuo Dievo reiškia sutolsi nuo Dievo. O ajuvaską esu vieną kartą bandžius, dar anksčiau, čia dar seniau, dar prieš tą mano pagrindinį tokį šuolį dvasinį į viršų, tai ten mane išnešė labai toli, ten šėtonas mane parodė kaip pasaulio sutvėrėja. Ten netgi tie ajuvaskininkai, tie šamanai pasakė, kad mes tokio žmogaus nesame matę gyvenime. Vat kaip sužaidė. Ir aišku, aš įsivaizdavau, kad čia jau aš labai esu kieta ir tada tie mokytojavimai stiprus tokie mano prasidėjo nuo šito galbūt. Bet kai tik pradėjau mokytojauti, tai mano kolegė iškart man pasakė, kad ajuvaska yra labai blogai, aš antrą kartą daugiau niekada nebandžiau, nes demonų pasaulyje egzistuoja labai didelė hierarchija. Jie tarpusavį labai pjaunasi, vieni kitų nekenčia, konkuruoja dėl žmogaus sielos, kas kurį pražudys, kas kam priklausys. Vat kaip pavyzdžiui, krišnaizme, tarkim, žmogus ateina alkoholikas ir tampa krišnaitu, jisai staiga viskas dingo, nenori gerti, nenori rūkyti, negerti, staiga sveikas, viskas jam gerai, bet realiai tai aukštesnis demonas išstūmė žemesnį demoną. Ir tas pats jogui. Ten kažkokia negalė, ar dar kažkas, vienas jogos demonas gan stiprus. Aišku, jogų yra begalybė demonų, iš kiekvieną rūšį atsako skirtingas demonas. Taip ir čia vienas demonas išstumia kitą demoną. Tos galės iš karto dingo. Aš pati sąmoningai labai vengiu šito, nes krikščionių pasaulyje, ypatingai ortodoksų dogmatikui, visas misticizmas yra atmetamas, kad žmogus nesuklystų, nes labai lengva paslysti. Mano dabar užduotis yra tiesiog atgailauti, melstis ir priimti komuniją, eiti išpažinties ir man to pilnai užtenka. Tas man duoda didžiulę ramybę. Aš jaučiuosi žmogus, aš atsikeliu laiminga, galiu dėkoti Dievui, nėra jokios tuštumos, dingo, tiesiog dingo, atsirado gyvenime pamatas, iš kurio aš stoviu, nes iki šiol visam New Age tu visą laiką plaukioji, tu net nesupranti, kur tu esi, tu net nežinai, kas bus po mirties, nes šitie kiti gyvenimai tengi yra begalės pasakų, tuos gyvenimus praeitus mes matydavom.
O tai buvo viskas šėtono žaidimas, demonų žaidimai, nes demonas yra labai stiprus ir vaizduotės meistras, jis duoda vaizdinius labai stiprius ir tau atrodo, kad tai tavo praeitas gyvenimas. Dėl to žmonės tiki, kad tai yra praeitas gyvenimas. O realiai ten, čia yra tik fantazijos, čia yra tik pasakas, sapnas, kurį mūsų įteigia šėtonas. Tai... Nieko, stengiuosi nenaudoti nieko iš šitų dalykų, nes pagrindinis vaistas yra malda. Na, aišku, aš pripažįstu gydytojus, absoliučiai, kai tikrai reikia gydytojų įsikišimo, tai ne pas gydytoją tave gydo ar operacija kokia ar kažko reikia, tai Dievas irgi sukūrė gydytojus ir gydymą. Aišku, yra ir gerų, ir labai blogų gydytojų, kurie gali ir nugydyti, bet būtent šitos visos praktikos, tie visi ir vedas, tai yra įrankis, šėtono įrankis, kad žmogų atitolintų nuo maldos. Jisai žmogus pamiršo, kokia galinga yra malda. Ir esu kasdieninė liudininkė maldos, sūnus susirga, krenti irgi padėjo, dievulį padėk ir žiūrėk, ateinu, jau nėra temperatūros. Nu, tokie maži dalykai. Mes pastoviai irgi, jeigu sunkesnė liga, skambinam dvasios tėvui ir melskitės ten tam ir tam, tas į avariją papuolė, tas ten tą, žiūrėk, iškart sąmonę atgavo, žiūrėk, regėjimą atgavo po operacijos, žiūrėk, ten atsistatė inkstai kažkam. Tai nuolatos stebuklai, nuolatos vyksta. Aš gyvenu vienuolyne, aš matau tą pastoviai. Tai tiesiog, kad žmonės neturėtų šito įrankio, kad nesimelstų ir prigalvojamas, va čia kažkokios tai praktikos, kažkokios žinios, kurias gali panaudoti, kur ten gali kažką su savo rankom, su liežuviu, kažką dar ten su kažkokiais pratimais. Aišku, sportas irgi reikalingas žmogui, aš ne prieš sportą. Jis tiek daug nenaudinga žmogui, kiek, tarkim, joga teigia, ar ne, bet taip ir apaštalas Paulius sako, kad jis nenuneigia, kad reikalingas sportas, bet jis mažai naudingas. Bet reikia, bet sportai yra belekie, kurio galima mes sportuoti, tik tai ne joga. Ne, meditacija yra ne kvėpavimas, tik kvėpavimas ir dabar yra kvėpavimas. Meditacija tai yra ištuštinimas savo proto. Aš nekalbu apie krikščionišką meditaciją, pas mus nėra šiaip, pas ortodoksus nėra krikščioniškos meditacijos nėra, bet pas katalikus aš mačiau, tai yra tiesiog susikoncentravimas, tai yra visai kas kita. O jogui ir mūsų New Age pasaulyje meditacija tai yra susijungimas su tuo aukščiausiu, tai realiai susijungimas su šėtonu. Tarsi tu ištuštini savo protą, kad ta dvasia galėtų tave įeiti. Ir tu realiai pasikvieti į save demoną ir apsėdimas gaunasi. Kiek žmonių yra apsėstų? Tas, kas užsiminėjo gan giliai, gali paliudyti, ypatingai tie, kurie atsivertė, gali paliudyti, kokių baisių dalykų yra. Aš pati iš savo praktikos žinau, rebefingo žmogus, artimas žmogus, perdegė smegenis, ligoninėje gulė, viskas nefunkcionuoja po rebefingo, kiek apsėdimų yra po konsteliacijų, nes ten yra tiesioginis demono įsileidimas į savo kūną. Joga, tai yra kiekviena asana turi dievybę, už tai atsakinga dievybė ir žmogus darydamas tam tikrą asaną, jisai pagarbina tą dievybę, jisai yra dalininkas, jis pasikviečia tą dvasią į save. Per saulės pasveikinimą jis lenkėsi saulė, jisai garbina stabą, Dievo kūrinį. Čia ta visa mistika, kuri sukasi aplink šitas New Age praktikos, jinai yra... Jinai žavi labai traukia žmogų, bet realiai tai yra įrankis atitolinti žmogų nuo Dievo ir tikro išgelbėjimo sulaukti. Netgi kūniško, ne tik sielos, jau ką aš kalbu apie sielas, paprasto kūną išgelbėjimo. Nes kartais Dievas tiesiog gali tave už keli žodžius paimti ir išgydyti tave maldos. Aš manau, kad tiesiog saugojo Dievas nuo šitų dalykų, nes tėtis man nuolatos sakė, nes jam jau tada, kai aš buvau dar maža, jam pasidarė blogai, po kelių metų jogos praktikos jam pasidarė labai blogai, jis pradėjo matyti visokius baisius vaizdinius ir taip toliau ir paskui jis visiškai atsitraukė nuo jogos. Ir po to, kai aš jau labai giliai buvau jogoje ir važinėjau į Indiją, jis mane griežtai perspėdavo, kad tai yra labai pavojingas kelias, bet aš neklausiau, nes sakydavau, tu neturėjai vaikų, kokią aš turėjau, tu taip nebuvai įsitraukęs, tu per mažai žinių, tu buvai savamokslis ir taip toliau. Ir mamai labai nepatiko, jo mamai nuo pat pradžių nepatiko. Mano tėvai iš tikrųjų atsigavo tik tais, kai aš atsiverčiau.
Jie irgi dabar yra tikrai praktikuojantis katalikai, vaikšto į bažnyčią kas savaitę, kas dieną meldžiasi ryte ir vakare. Labai gražus pavyzdys, tai labai džiaugiuosi, bet ačiū Dievui, mano sūnus tuo metu, nežinau kaip, bet šitik irgi labai aiškiai pamačiau, kad kaip saugo Dievas mano sūnų, gavo auklę, tarsi mes netyčia gavom auklę, kuri, mes grįžom kaip tik iš Danijos, ir gavom auklę, kuri buvo labai giliai tikinti katalikė. Jis tokia buvo gili, kad tarsi, man ten bandydavo, tarsi, man taip jos gaila, kad aš ją prisimenu, jis ateidavo į mano namus senamiestį, bute ten begalybė statulėlių, visokių ten Hanumanų, visokių ten būdų, ten Krišnų, ko tik nori, visur viskas ten išdaryta, ten smilkalai visi, aš nežinau kaip, aš dabar negalėčiau įeiti tokius namus. Pilnas velnių, namai pilni velnių, bet jinai vesdavo mano sūnų bažnyčią, jinai matyt už jį meldėsi labai. Ir tuos visus metus, jinai gan ilgai buvo, gal 5 metus buvo auklė vaiko. Jinai, man atrodo, tiesiog išgelbėjo mano sūnų. Va, tai, o šeima, aišku, aš manau, kad dėl New Age'o įsiskyriau, dėl to, kad aš tapau, mano vyras buvo nuostabus vyras, bet New Age'as, ta mano visa filosofija, irgi pamatė labai daug priešiškumų jam, kad aš tapau labai egoistiška. Tarsi, tuo metu aš nemaniau, aš kaip tik altruistė noriu padėti žmonėm ir vat vyras dabar mane jau trukdo. Ir jam nepatiko, ką aš darau. Ir taip tolau, kol aš pati išėjau iš namų. Čia visiškai New Age'o įtaka, kad aš išsiskyriau. Tai, šiuo metu, aišku, viskas yra labai gerai, aš turiu galimybę gyventi vienuolyne ir taip toliau, bet žiūrint atgal, tai labai daug likimų sulaužė ta visa New Age'o filosofija, įskaitant ir mano. Čia jau tokia gan, galim neįtraukti turbūt islamą, tai yra abraominė religija, tai kaip ir žydų. Tai New Age'as tai yra visos tos praktikos, kurios naujai ypatingai atsiradusios. Bet žinot, ir Krišnaiznas tas pats, jisai teigia, kad jis ten jau labai labai seniai, ten keli tūkstančiai metų, bet realiai tai tas judėjimas turbūt prasidėjo praeito amžiaus vidury, ten, kada tas Prabhupadas atsirado. Ir aišku, jie ten prikuria, labai daug melo yra. Ir žmonės ten visokius įrodymus, ten istoriniai šaltiniai, tą ir tą. Bet pavyzdys, kad indai teigia, kad Kristus gyveno Indijoje. Ir aš to šventai tikėjau, kad jisai, kol iki 33 metų, jisai vaikščiojo po Indiją, pas įvairiausius gurų, nušvito ir atėjo Jėzus, viskas, jau atėjo išgelbėti pasaulio. O paskui tėvai kunigai ėjo ieškoti šitų, skaitė tas knygas, kur čia, turiu galvoje krikščionių kunigai. Yra daug video šitam YouTube, ieškoti tų šaknų, kur ten tas Jėzus vaikščiojo. Tai viskas, ką prašyta, ten tarkim vienuolyne kažkokiamis ten gyvena, ateina tą vienuolyną, nėra net tokio vienuolyno. Arba jeigu yra toks kažkoks vienuolynas, jie savo šaltiniuose teigia, kad niekada gyvenime to nebuvo, niekada, kad jie įsikūrė tik tais ten po 500 tik metų, kai Kristus buvo. Čia yra tiek prikurta, labai lengva parašyti, kad va, pas mus gyveno Kristus. Ir tarp kitko, paskui pasirodo, kad kažkur 10 vietų gyveno. Tuo pačiu metu japonai irgi sako, kad pas juos gyveno, budistai sako, kad pas juos Kristus gyveno, o ne pas indus. Tai čia tarsi melo tėvas yra melo tėvas, jisai moka labai, labai apsukti žmogų aplink pirštą, tuo labiau, kad šėtonas turi angelišką protą, daug kartų aukštesnė nei žmogaus, tai jisai gali mus labai lengvai apgauti. Geriau neiti ginčius jokius su šėtonu. Tiesiog nuolankiai prieš Dievą gyventi savo gyvenimą ir jokias diskusijas. Ypatingai dėl to net neverta eiti į diskusiją su neidžeriais. Jeigu Dievas pašaukė, vienas žmogus kažkoks ateina ir prašo padėti ir jis nori, tada aišku galima diskutuoti ir kalbėti ir aiškinti, kuo krikščionybė yra tikresnė ir ne tik tikresnė, ne vienintelis kelias. Bet jeigu tai šėtono siųstas tarnas, tai jį nugalėti bus labai sunku, nes jie labai protingi. Kad čia puikybė kažkas slepiasi, tai yra ne puikybės klausimas, tai yra sielos išgelbėjimo klausimas. Ir tą gali paliudyti jums bet kuris, kas akis į akį susidūrė su tuo anuo pasauliu. Tarkim, aš čia nesipuikuojant,
Kai tu pamatai, kas yra ten, kas yra pragaras, tu labai aiškiai žinai. Budizme nėra tokio pragaro, nėra, Kripas Krišnaitus yra pragaras, bet jis ten kitaip visai apibūdinamas, ten tu gali daug gyvenimų nugyventi, save nevaištaisant, bet tu gyvensi belia kaip savo gyvenimą ir pateksi pragarą vien dėl to, kad tikėjai kažkokią tai pasakėlę. Tai geriau apsimoka tikėti Kristum, nes nieko neprarasi tikėdamas Kristum, būdamas jį laikydamas, nes tu bent jau nugyvensi dorą krikščionišką gyvenimą. O jeigu tikėsi, tarkim, tą kitą religiją ir tu turėsi ten kitus visus gyvenimus, tu gali papulti pragarą. Netgi ta tikimybė, kad tu gali papulti į pragarą, tai yra siaubingas dalykas. Toje agonijoje man užteko pabūti ten 5 mėnesius, bet būti dar didesnė, ten 1000 kartų turbūt pragarė yra didesnė agonija. Nes man tik vieną kropelytę davė Dievas pajusti, kas tai yra. Tai yra labai baisus, nesuvokiamas dalykas. Jeigu jūs būtumėt kažkiek patyręs, pas jums nebūtų jokio klausimo, absoliučiai. Tai, kad krikščionybė neigia kitas religijas, bet tai yra tiesa. Vis tiek tiesa yra viena. Vienintelis Dievas, kuris mums pasakė, kad jis yra tiesa, tai yra Kristus. Joks Dievas nėra niekada pasakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir nes Dievas neleido, tikras Dievas neleido niekam pasakyti, šitonui neleido pasakyti ir šitą kelią savo paskirti. Tai, o mes žinom, mums Dievas nepaliko mus našlaičiais, jisai davė mums nurodymus, jis pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir jisai ieško Dievas mumise to atliepimo į tą tikrąjį kelią. Jisai ieško tos gėrio dalelės, kas jam priklauso, nes mes jo vaikai. Šėtonas, aišku, irgi kėsinasi, nes jisai mūsų apnuodijo dar nuo Dievo ir Adomos laikų. Jisai savo dalį nori iš mūsų pasimti, nes mes savo laisvą dalę jam atsidavėm. Dievas atėjo pasiimti savo vaikų. Mesgi nesmerkiam nei vieno žmogaus, kuris yra musulmonas, ar krišnaitas, ar budistas, ar ten neįdžių užsiima. Negalim. Mes nebūtumėm krikščionys, jeigu mes juos smerktumėm. Mes sakom, kad šitas kelias veda į pragarą. Ir tai yra tiesa. Protas turi tarnauti širdžiai. Niekas negali nueiti pas tėvą, kaip Biblijoje parašyta, jeigu jis nepakvies. Tai reiškia, kad tu gali pajusti per širdį, Dievas tik per širdį veikia. Tu gali širdim tik tai pajusti. Tu atsiverti šventą raštą ir matai, kad jis tau atliepia arba neatliepia. Skaitai šventą raštą ir žinai, kad tai yra tiesa. Tu tiesiog žinai, ten tavo protas nepriima, nes, pavyzdžiui, šventas raštas parašytas ne protui. Protui parašyti, visi New Age'ai. Ten yra tai protinga, vašišta joga, nežinau, ar kas nors skaitėt, kokio lygio kūrinys, ten skaitai ir protas lūžta tiesiog, ten taip gali žavėtis, kiekvienas žodis, taip sudėliotas, kad tiesiog ten išaukštinti žmogaus intelektą, kuris tai parašė, ten pasirodo ne žmogus parašė, o jų dievai, tai reiškia šėtonas parašė. O čia parašė tikras Dievas. Ir informacija protui, skaitant šventą raštą, jinai neprieinama, nes jinai per daug paprastai parašyta, per paprasti žodžiai. Bet kai paliečia širdį, viskas, tau atveria visai kitus pasaulius. Ir manau, kad protas turi tarnauti širdžiai. Ir jeigu širdis atsiveria Dievui, tarsi protas automatiškai pasijungia širdžiai ir jis eina ir kalba. Ta prasme, aš dabar irgi naudoju protą, pasakodama apie tai. Ir protas pasijungia, širdžiai pasijungia tikėjimui.